Labadiena, eteryje žinios. Netekome žinomo aktoriaus, populiaraus televizijos laidų vedėjo, humoristo Vytauto Šapranausko. Iš gyvenimo pasitraukusiam aktoriui rytoj būtų sukakę 55. Artimiesiems su Šapranausku nepavyko susisiekti 3 dienas. Šiandien jo sūnus Gytis iškvietė avarinės tarnybas, kad atrakintų buto duris. Patekus į namus, aktorius rastas negyvas. Vytautą Šapranauską pažinoję ir su juo dirbę žmonės neslepia esą sukrėsti ir teigia, kad netekome itin talentingos asmenybės. Mes savaitgalį buvom džiugiai pašnekėjom, aptikau jį valgantį, kad susitinkam, pakalbėsim apie vasarą ir naujus projektus ir apie naują X Faktoriaus šitą sezoną. Ir nuo pirmadienį vis bandžiau prisiskambinti, bet aš žinau visus, visus slaptus būdus, kaip jį ar surasti, ar ką, tai bandžiau visaip surasti ir dar šiandien ryte skambinau. Deja. Mums teko ne kartą labai nuoširdžiai kalbėtis. Iš tikrųjų, daug kartų bandžiau, kiek galiu jam padėti, nes iš tikrųjų jautėsi žiauriai vienišas žmogus. Jis buvo iš tikrųjų nepakeliamai vienišas žmogus ir manau, kad tas jį nužudė. Ir jis ne kartą yra prisipažinęs ir visai nesenai, kai jis neturi tiesiog draugų. Bet kad jis ryšys tokiam žingsniui, aš tikrai nelabai galėjau tikėtis. Toks plastiškas, toks muzikalus, toks išraiškingas, gražus toksai. Bet jis gero žodžio niekad negirdėjo. Aš suprantu, kad jis buvo labai geras aktorius. Bet kad taip vaidinti, kad jiem visiškai viskas, kaip sako rusai, dofienį, aš negaliu patikėti. Be galo daug žmonių, bet kada jisai turėdavo problemą, kažkas atsitikdavo ir taip pat mūsų kompanija ir aš pats daug kartų buvo situacijose, kai mes traukdavom jį ir padėdavom jam visada. Ir tai buvo labai maža dalis, kai mes dėl jo galėjom padaryti, galėjom dar daugiau padaryti. Lietuva neteko šviesos nešėjo didžiausio per paskutinius, sakyčiau, netgi 50 metų. Tai didžiausia netektis Lietuvai, tai yra pirma mintis mano.